Sveiki visi, pakliuvę į Love Streams Running eterį. Esame bėgimo ir triatlono klubas, o šios mūsų laidos yra skirtos tokiems kaip mes, gyvenantiems sportu, besidomintiems sveikata, mityba, treniruočių metodikomis ir panašiais reikalais. Čia dalinamės savo žiniomis, treniruočių ištraukomis, kalbiname sportininkus, trenerius, mokslininkus ir kitus įdomius sporto pasaulio žmonės. Kviečiame sportuoti, nuotykiauti ir pažinti kartu. Love Streams Running. Sveiki visi, malonu man pačiam jau grįžti į audiotekos studiją, nes pakankamai senai čionais buvau. Tai tikiuosi, kad jūs irgi jau pasilgot jos ir šito garso. O šiandieną studiją turėsim Recovery Talks rubriką ir svečią iš Jungtinių Amerikos valstijų. Lietuvį, bet paskutinius 4 metus, jau dabar 5 metus gyvenantį, studijuojantį ir besimokantį CBU universitete Kalifornijoje. Tai Giedrius Valinčius, jeigu dar nesupratot iš pavadinimo ir iš to, ką aš pasakiau. Tai Giedrius yra vienas geriausių, aš jau net sakyčiau, visų laikų Lietuvos vidutinių nuotolių bėgikų, nes kaip tik su Giedrium kalbėjom ir statistiką pasižiūrėjom, kad Lietuvos istorijoje yra tik tai 3 žmonės, kurie yra top 10-ukose visų laikų, 1500, 5000 metrų, 3000 metrų ir 10 000 metrų distancijose. Tai Giedrius yra vienas iš 3 vyrukų, kurie atstovė visose šitose 4 rungtyse. Ir Giedrius paprastai vasaromis grįžta į Lietuvą, užsimeta Lietuvos rinktinės aprangą ir padeda mūsų šaliai Baltijos komandinėse čempionatuose, Europos komandinėse čempionatuose. Giedrius yra užėmęs ir 11 vietą U20 Europos čempionate kliūtiniam bėgime. Tai tikrai turintis kuo pasigirti ir pasidalinti žmogus. Tai šiandien išnarpliosim jo istoriją, jo išgyvenimus, jo karjerą sportinę ir gyvenimą už Atlanto. Bet prieš tai labai trumpai, kaip visą laiką norėčiau padėkoti mūsų laidos rėmėjams, audiotekai, kurių studijoje įrašinėjom šitą podcastą. Tai dar kartą priminsiu, kad audiotekai yra lietuviškai verstų audio knygų platforma, kurią galite iš tikrųjų dabar išbandyti ir prenumeratos principu. Tai tiesiog susimokėję kas mėnesinį mokestį, klausyti kiek norite audio knygų. Ir tai yra tiesiog puikus laiko praleidimas ir išnaudojimas, ypač ištvermės sportininkams, bėgant, minant dviračių, klausyti jiems patinkančias knygas. Ir dar labai trumpas priminimas, kad taip pat turime ir Contribui platformą, kurioje galite prisidėti prie šito podcast'o išlaikymo. Tai jeigu patinka mūsų gvildenamos temos, kuriamas turinys, tai užšokit į Love Streams Running Contribui platformą ir tapkite mūsų prenumeratorium. Būsime labai dėkingi. O dabar galim šokti prie pokalbio ir čia po šitos ilgos intro tiesiog sveikas Giedriau. Labas, Arnai. Tai šitą pokalbį įrašinėjom 1 vasaros dieną ir tu vakar tik tai nusileidai Lietuvoje. Pokalbį šiaip paleisim šiek tiek vėliau, kitą savaitę tik tai jau bus nusigulėję visos emocijos ir įspūdžiai, bet šiaip kaip jautiesi po skrydžio 10 valandų skirtumas, 1 naktis, tai kaip viskas čia grįžus? Tai taip, kelionė kaip ir buvo nebloga, kai skrydžiai tikrai kaip ir sklandžiai viskas vyko, nebuvo jokių atidėjimų skrydžių, nieko. Ir, žinai, tik vienas persėdimas trumpas virš valandos, tai tikrai skųstis negaliu. Ir jaučiuosi kaip ir gerai, su tavim prasibėgom jau 2 treniruotės. 12 valandų Lietuvoje, net ne 12, atsiprašau, 24 valandas ir jau 2 bėgimai padaryti. Taip, jau 2 bėgimai padaryti, kojos kaip ir juda, kaip šiandien gal pulsas kiek aukštesnis buvo, bet tikrai jaučiuosi neblogai. Skrendant lėktuve nemiegau, tai 1 naktis tiesiog iškrito iš miego ciklo. Tai jo, ir net Garminė, žinai, kai savo miegą seki, tai tiesiog tuščia vieta 1 naktį yra dabar, o šiaip šią naktį jau visą lietuvišką naktį išmiegau normaliai ir tikrai neblogai jaučiuosi. Ok, liuks. Tai šiandien norėsiu iš tikrųjų tavęs paklausinėti visko nuo bėgimo pradžios iki paskutinių metų, kurie ypač sėkmingi buvo, bent jau tikiuosi, kad ir tu juos taip matai, nors kai kalbėjom atrodo, kad yra gal šiek tiek kartėlio tam tikrose vietose. Aš manau, kad
Tas ir, nu tikrai, bent jau mano treneris irgi, manau, sutiktų Amerikoje, kad geri atletai turi pasižymį, kad tiesiog niekada pilnai nebūna užtikrinti, tiesiog niekada nebūsi pilnai patenkintas savo rezultatais, manau. Taip jau būna. Ypač per tiek daug metų, žinai, to greitai tobulėjant, tiesiog kas atrodė tau geras rezultatas prieš, pavyzdžiui, metus, 2 metus, pavyzdžiui, taip, net, man treneris net primena tai daug kartų, nes bent jau šį sezoną tikrai buvau linkęs būti nepatenkintas sezonu ir nežinau, tai ir save turbūt kažkiek graužiau, kad nežinau, taip realiai tik 5 kilometrų rezultatų kaip ir patenkintas, bet ir tai net nepilnai iš viso sezono, nes tiesiog labai turėjau aukštas, žinai, tikslus. Nu taip, tikslus savo išsikėlęs prieš sezoną ir todėl kažkaip jo, nelabai, taip tiesą sakant, nelabai savo tuos tikslus iškeltus įvykdžiau. Tai, bet kaip treneris man primena, tipo, pernai tuos laikus, kur bėgau, buvau žiauriai patenkintas, nes net savo kaip ir nustebinau, tai tiesiog vis tiek kiekvienais metais tai yra sportas, bėgimas yra sportas ir tikrai kiekvienais metais nebus milžiniškų šuolių, kurie džiugins labai jau. Ypač jau tokiam lygyje, kur, vat, kaip Taip, sakai, tas progresas pradžioje, jisai gali būti labai dideliais šuoliais, bet jau kai pasiekė, kas dar nežino, Giedrius šiais metais 5000 metrų subėgo per 13 minučių 46 sekundės, 10 000 metrų per 29:15, tai čia jau tikrai yra labai aukšto meistriškumo rezultatas ir tenais po 5 sekundės per metus nusikabinti jau yra tikrai reikalų. Taip, tikrai. Ir pats pastebėjau, kad kuo rezultatai auga labiau, tikrai tuo viskas turi būti labiau suderinta. Tu prasme, negali daug klaidų daryti treniruotėse ir tikrai tada jau visos mažos detalės įeina į tą rezultatą, ir miegas, ir atsistatymas, ir maistas, nu tikrai turi būti viskas suderinta. Jau tik bėgioti nebeužtenka, ne? Taip, neužtenka. Net, ta prasme, anksčiau aš manau, kad net nereikėjo turėti labai kažkokio specifinio plano. Tiesiog, kuo daugiau laiko praleidi bėgdamas, kuo daugiau, žinai, to aktyvumo minučių surinki, tuo, manau, ta forma aerobinė kyla ir tiesiog rezultatai kyla. O dabar jau tikrai reikia specifinio darbo ir treniruočių varžybinių tempų ir turi ir laikas atitiktų treniruočių, viskas. Tikrai dabar nėra daug vietos klaidas daryti, manau, norint asmeninius taip dideliais tarpais, žinai, derinti. Taip. Ok, tai sugrįšim dar į šitą 2022-2023 sezoną, bet labai įdomu, kaip visą laiką suprasti ištakas visų dalykų ir nuo ko viskas prasidėjo. Tai pats esi kilęs iš Marijampolės, net ne iš miesto, gal iš Marijampolės rajono labiau. Taip. Ir kada ir kaip atradai bėgimą, ar Marijampolėje daugiau nieko gal veikti nėra vaikam, kad bėgioti reikia? Taip, aš nes tikrai nepasakyčiau, kad arti pačios Marijampolės yra nedidelis miestelis Kalvarija. Tai net tas miestelis yra arčiau mano gimtinės pačios, kur mano tėvai gyvena. Aš gyvenu labai arti Lenkijos pasienio, nedidelis kaimelis tiesiog. Ir jo, bėgiot pradėjau tai dėl to, nes tiesiog mano sesė bėgiojo ir tiesiog mokyklos lygiu, už mokyklą tiesiog krose kažkuriam ten per metus gal kartą ar 2 sudalyvauja. Ir tiesiog labai neaukšto lygiu, bet man užteko pamatyti, kad sesė kartais išbėga ir kažkaip paprašiau sesės, atrodo, kad kūno kultūros mokytojo paprašytų, kad mane patreniruotų ir taip ir prasidėjo, atrodo, 6 klasėje buvau ir per savaitę 1 ar 2 kartus tiesiog su kūno kultūros mokytoju pradėjau sportuoti, net nepavadinčiau bėgimo treniruotėm, nes kartais tiesiog salėje į kvadratą žaisdavom ar krepšinį, tai taip ir prasidėjo mano karjera jo. Tiesiog nuo judėjimo labiau, ne? Taip. Okay. Tai, o patį, pavyzdžiui, bėgimą, kaip varžybas, konkurencingumą kažkokį atsimeni, kada atradai? Manau, kad iš tikrųjų, kuriais metais, kokio amžiaus buvau, per daug nepamenu, bet žinau, kad
nuo to laiko, tu prasme, tikrai pačioj pradžioje nebuvau kažkas wow, išskirtinis bėgikas. Net Lietuvos lygių savo amžiui nebuvau ten pirmūnas kažkoks, kad jei kažkas galvo, kad labai talentingas buvau ir ten viskas natūraliai labai liejosi, ten bėgimo rezultatai tie, tai taip nebuvo. Bet su mokykla išvažiavau į kelias varžybas, tai 6-7 klasė turbūt, ir tada Sūduvos sporto centro treneris pastebėjo mane ir ta prasme, tas Kalvarijos sporto centras net nevežė manęs į varžybas, nes tiesiog aš buvau vienintelis, kuris ten pateko į Lietuvos čempionatą, regioninės, ten vaikų amžiaus. Tai tiesiog turėjau jau su Sūduvos sporto centru važiuoti ten ir tada treneris, mano dabartinis treneris Lietuvoje Komisaraitis, pasiūlė man lankyti treniruotės pas jį ir tiesiog, nežinau, iš pradžių atrodė net nelabai realu, nes nuo mano namų iki sporto centro Marijampolėje gal 40 minučių automobiliu važiuojant, tai tikrai iš pradžių net neatrodė labai realu, bet tėvai parodė labai didelį pasiaukojimą ir tiesiog per savaitę bent 2 kartus nuveždavo mane ten, o tiesą sakant, tikrai iš dienos išimdavo labai didelį laiko tarpą, tai pasiaukojo ir tai prasidėjo viskas taip. Po to autobusu kažkiek pradėjau važinėti ir tik 18 metų, kai teises įsilaikiau, jau tada jau buvo gana paprasta nuvažiuoti pačiam ir tiesiog daryti, ką reikia. Bet iki tol tai tikrai buvo labai sunku. Ok. Tai ta talento pusė gal čia visai įdomi, nes dažnai, kai mes matom aukšto meistriškumo rezultatus, tai kartais nežinodami žmogaus istorijos, taip automatu laikom, kad tai talentingas žmogus, visą kitą, bet panašu iš tavo istorijos, kad savo jaunimo, jaunimo amžiuje nebuvai toksai jau super talentas ir neišsiskyrei per daug nei fiziniais duomenim, nei rezultatais. Na, žinai, visada turbūt reikėtų atsižvelgti į tai, kiek treniravausi ir kaip rimtai žiūrėjau į sportą, nes gal tiesiog tuo metu mano konkurentai tiesiog daugiau treniravosi ir labiau buvo tiesiog susitelkę, žinai, ties bėgimu, bet tikrai nemanau, kad būdamas vaikų amžių, jaunučiuose ar kažkur, traukiau kažkieno žvilgsnius ir kažkas pasakė, kad šitas vaikinas bus kažkada ten top 10 Lietuvoje ar kažkas tokio per visus laikus. Manau, kad mano kaip ir bėgiko tie pasiekimai turėjo kelis šuolius tiesiog, tai turbūt, net nežinau, gal kokioj 9 klasėje, 8 pradėjau jau treniruotis kiekvieną dieną bėgimui. Iš pradžių, iš tikrųjų, net kai pradėjau Marijampolėje lankyti treniruotės, treneris nežinau ar žino, bet sužinos dabar. Dabar jau turbūt sužinos, jo. Namuose man įslėpdavo bėgioti krosus, tiesiog tuos, žinai, bazę rinkti, lengvus bėgimus. Ir aš ten važiuodavau padaryti atkarpas, nes, tiesiog važinėti taip toli kiekvieną dieną buvo nelogiška. Tai namuose dažniausiai praleisdavau savo visą laiką žaisdamas kompiuterinius žaidimus ir tiesiog... Linkėjimai treneriui. Yra kaip yra. Aš manau, jis turėjo nuojautą, kad tai įmanoma visai. Ir tiesiog nuvažiavęs ten atkarpas padarydavau 2 ar 3 kartus per savaitę. Ir, žinai, taip treniruojantis, nėra lengva ten, pavyzdžiui, krosų čempionate varžyti su kažkuo, kas tikrai dirba ties tuo daugiau ir susitelkia jau keli metai tam. Taip. Bet taip, aš atsimenu, Palangoj moksleivių krosas, kiekvienais metais ten dalyvaudavau, iš pradžių tikrai, jei dar su vyresniais bėgdavau, tai net į 10-tuką nemanau, kad papuldavau. Bet po to turbūt prieš laidą reikėjo susižiūrėti tokius faktus labiau, bet tik jauniuose turbūt jau apie top 3 Lietuvoje savo amžiui buvau. Ir kiek pamenu tikrai, kad gal ta talento pusė, tai tik visada finišą labai stiprų turėjau. Tai tiesiog
užtekdavo bėgti už nugaros lyderiams ir tada finiše jau dažniausiai tikrai įsispręsdavo viskas į mano pusę lenkdavo. Tai tas talento pusė gal tiesiog tuo galiu pasigirti, kad atrodo finišą turėjau nuo pat pradžių gerą. Bet tas geras finišas dažnu atveju gal tai net ir nėra gal kiek fizinis pranašumas, kiek psichologinis, dar irgi save motyvuoti, užvesti, kad paskutinėse metruose atrastum tų jėgų. Tai gal čionais jo toksai buvo užsidegimas vidinis kažkoksai tavo didesnis. Gal yra ir tame tiesos, nes tikrai ir dabar, kiek pastebėjau, tai taip yra sportininkai, kurie tiesiog nelabai to greičio turi, žinai, yra tiesiog tie vadinami jau staieriai, kur 10 kilų, pavyzdžiui, bėga stadione ir tada jau žino jie, kad turbūt tęs karjerą bėgdami plentų ilgesnės distancijas, nes tiesiog greičio per daug neturi. Vienos pavaros bėgikai. Taip, neturi tų fast twitch fibers turbūt. Greitų raumenų skaidulų. Taip, bet tikrai esu pastebėjęs, kad net ir tokie bėgikai gali kartais nustebinti, nes tiesiog eitų degi noru ir paskutinis ratas 5 kilus bėgant, manau, ir yra labiau, kas parodo, kas nori laimėti daugiau, nei kiek ten greičio ar kažko turi. O truputį dar norėčiau sugrįžti, paminėjai tuos lūžius, šuolius, tam tikrus, kai sakei, kad karjeroje jie tokie buvo. Dabar, žvelgdamas atgal, galėtum suprasti, kodėl jie įvyko, kokiais momentais, ar kažkas labai pasikeitė, ar ten, tarkim, brendimas prasidėjo ir rezultatai pakilo? Ar... Manau, mano atveju tai tiesiog treniruotės sudarė tuos šuolius, tas įtakojo labiausiai šuolius, nes, kaip ir sakiau, jau faktas, kad pradėjau tiesiog kiekvieną dieną bėgioti, labai padėjo. Ir tai ten kaip ir pirmas šuolis buvo, kur jau pasiekiau kaip ir gerą lygį Lietuvoje. Tada šuolis antras, manyčiau, kurį galiu pabrėžti, buvo 12 klasėje, kai pirmą kartą išvažiavau į stovyklą treniruočių Lenkijoje, Zakopanėje, atrodo, gal 3 ar 4 savaitės. Tai pirmą kartą gyvenime pradėjau 2 treniruotės per dieną daryti ir kilometražas stipriai pakilo ir tikrai kūnas net nesupratau, kas darosi tuo tarpu, nes norėjau tik valgyti dvigubai ir miegoti, ta prasme, kiekvieną dieną pietų miego. Tai, bet grįžus varžybose, atrodo, bėgant 3000 km su kliūtimis. 3000 metrų gal. 3000 metrų, atsiprašau. Asmeninį pagerinau beveik 30 sekundžių. Tai tikrai didelis šuolis buvo. Ir pagaliau pasiekiau jau rezultatą, kuris vertas dėmesio ir, pavyzdžiui, į Ameriką jau, kuris patraukė Amerikos trenerių akis turbūt. Tai taip, bet jau tuo metu jau buvau pasirašęs sutartį su CBU, kad tiesiog į ten kelsiuosi. Ir jo, bet tik tas rezultatas patraukė kitų trenerių akis. Realiai savo treneriui Amerikos CBU esu dėkingas tuo, kad nes jis buvo vienintelis treneris, manau, kuris išvelgė manyje kažką, kad... Dar prieš tos rezultatus. Taip, prieš tus rezultatus, kad kažką turiu, nes jis pirmais metais, kai išvažiavau, jis man pasakė, kad jis matė mano 400 asmeninį ir kas yra gana komiška, nes jis grinai tik ilgų distancijų treneris, jis beveik visiems rekomenduoja bėgti aukštą labai kilometražą ir visus kaip ir skatina 10 km prabėgti kartą per sezoną ir tada tiesiog pasiekus tą aukštą bazę, aukštą aerobinį fitnesą, tiesiog jo tokia logika treniravimo, kad viską gali bėgti tiesiog ir pusantro, ir pitaką, ir trajeką. Tai kas yra komiška, kad jis susidomėjo mano 400 asmeninių ir pamatė, kad krosuose gana neblogi rezultatai, nieko nesiskiriantis, bet kaip ir turiu greičio, tai tiesiog jis taip suvedė šitus 2 faktus, kad tiesiog pamatė perspektyvą. Tai, geras. Taip. Ok. O tai aš dar taip apibendrintai gal iš to, ką tu pasakėjai, kad žmonės gal galėtų išsinešti ir suprasti, bent jau, kad tavo atveju, bet aš irgi lygiai tą patį matau ir su savim, ir su kitais sportininkais, kad
tas pastovumas visų pirma, kad ne taip, kaip sakei, kad ten vietoje krosų žaidė kompiuteriu, bet užpildytas dienas ramiais bėgimais, kartu darant intervalus, kažkokius greitas treniruotės ir kilometražo didinimas, tokie pagrindiniai faktoriai, kurie lėmė tą kilimo formos. Tai jo, labai dažnai minimi consistency ir volume, tas tiesiog apimtys. 100% sutinku, labai daug žmonių manęs klausia, kas pasikeitė labiausiai išvažiavus, tai tiesiog consistency ir kilometražas pakilo ir turbūt net daug daugiau kilometrų pradėjau rinkti ramiai, kaip ir tu sakei, pirmoji, antroji zonoje, kur tiesiog iki to nedarydavau to ir tiesiog buvo pačiam sunku suvokti, kad tiesiog lengvai bėgdamas tokį didelį šuolį padarysiu varžybinių tempų bėgdamas, jei logiška. Čia ta skambi tokia frazė, išmok bėgti lėtai, kad galėtum bėgti greitai, kuri labai įprasminama yra ir tavo, ir daugumos kitų karjeroje. O dabar jau labai įdomu ta Amerikos dalis, kai jau pastebėjo tave treneriai, 12 klasė, vaikis iš Marijampolės, iš kaimo galima net sakyti. Taip. Kas dėjosi tada galvoja, kaip matei patsai visą šitą patirtį, ar nebuvo baisu, ar svarstei, tarkim, likti Lietuvoje, papasakok šiek tiek jo, kas viduje darėsi tavo 18-mečio galvoje. Čia irgi, manau, gana komiška, juokinga istorija, nes 12 klasėje visi ruošiasi egzaminams, tiesiog jau vis tiek turi kažkokią viziją ateities, o aš kaip ir per daug nežinau, ką noriu studijuoti, dar bėgimas labai dideliais šuoliais labai keitėsi, tai irgi per daug negalėjau nieko savęs matyti, kai labai aukšto lygio sportininko, net nežinau, ar pavyktų. Šiaip, tiesą sakant, Ameriką buvau susidomėjęs nuo labai senų laikų, tiesiog žiūrėdamas YouTube platformą NCAA, jau kai pradėjau bėgimų labiau domėtis, pradėjau žiūrėti NCAA čempionatus, tai tokia kaip ir turėjau didelį norą kažkada į Ameriką vieną dieną išvažiuoti, tiesiog norėjau labai pamatyti, labai mane žavėjo tas visas gyvenimo stilius, ten, ta prasme, tiesiog Amerika mane žavėjo. Ir Paulius Bieliūnas, dabar jis dirba treneriu Sūduvoj, dar mano laikais jis bėgiojo ir aš su juo, atrodo, autobusu važiavau namo ir jis man tiesiog taip užsiminė, kad jis galvoja, kad visai būtų gerai man pabandyti į Ameriką išvažiuoti. Tuo metu, kaip ir sakiau, nebuvau labai aukšto lygio sportininkas, tai kalbėjom. Jis sako, žinai, ten yra labai daug universitetų, tai gal ir į antrą divizioną, ta prasme, gal ir pirmam nebėgsi, gal antram divizionė išvažiuoti, bet tiesiog jis manė, kad tai būtų geriau nei likti Lietuvoje. Ir jis kai ir turėjo daug patirties, nes pats sportavęs, studijavęs Lietuvoje ir pažinojo tuo metu Gintarę Zinkevičiūtę, ji Oklahomoje studijavo irgi bėgiojo, tai jis tiesiog tą savo, manau, ir pats turėjo svajonę, gal kažkada tokią, tai jis kaip ir, manau, per mane įvykdė tą savo svajonę, tai aš jam labai dėkingas už tai, aišku. Čia kai tėvai savo svajonės per vaikus įgyvendino, tai Paulius įgyvendino per tave. Aš manau, taip, jis nebuvo man tai pasakęs, kad jis, pavyzdžiui, svajojo, bet manau, kad jo kažkas tokio įvyko. Tai dabar Paulius su ašarom akyse žiūri šitą pokalbį ir džiaugiasi. Tikiuosi, bet ir aš jam tikrai labai dėkingas, nes buvo visko, bet tikrai niekada nesigailiu šitą idėją išvažiuoti į ten. O kaip ir sakiau, juokinga istorijos dalis ta, kad tiesiog gavau žinutę Facebook'e iš tiesiog vos ne random profilio, kur maždaug nieko per daug nėra ir mokyklos logo tiesiog yra ta profilio nuotrauka ir dar kas yra, tai tas pirmas dalykas, labai profilis atrodė, kaip sakant, angliškai sketchy toks, jo. Įtartinas. Atrodo, kad kažkas skemint norėjo. Į furgoniuką pasikviesti tave. Ir kas dar labiau nustebino, tai treneris
panaudojo Google Translate, tiesiog Google'ės vertėja turbūt. Čia dar blogiau. Pusiau lietuviškai parašė man tą žinutę, tai... Oho. Tai taip, tikrai iš pradžių žiūrėjau pesimistiškai į visą tai, bet jau tuo metu buvau pradėjęs domėtis mokykloms ir panašiai. Ir mokykla labai maža, tikrai nežinau nieko net. Tai tikrai... Nebuvai jos iki tol radęs. Taip, tai tikrai labai daug klaustukų buvo, taip sakant. Ir galvojau, kad čia kažkas ne to. Bet atrašiau aišku ir pradėjom komunikuoti daugiau. Ir tada asistentai į tą visą komunikaciją įsivėlė. Ir kaip ir pamačiau pavardžių tiesiog daugiau naujokų. Tai čia dar trečias dalykas, kad visa komanda maždaug CBU buvo antro diviziono mokykla ir visa komanda tais metais buvo nauja, tai net nelabai kam buvo galima parašyti, seniau komandoj buvo, tik vienas žmogus atsirado, kurį susiradau iš Kroatijos. Tai jam parašiau ir jis maždaug patvirtino, kad ten bent jau mokykla tokia yra Egzistuoja. Ir kad čia nėra kažkas visiškas skemas. Bet dabar kai pagalvoju vėl, tai tam treneriui tik vieno žmogaus reikėjo, kad jis būtų papirktas ir kaip ir galėjo ir apskeminti mane. Tai taip. O tai kas buvo šiaip, pavyzdžiui, tas lemiamas faktorius, kad nusprendė prie CBU prisijungti, nes jeigu taip atrodė iš pradžių įtartinai viskas neužtikrintai, tai kas buvo toksai? Vėlgi, 12 klasėje jau tikrai nusprendžiau, kad, kaip sakant, fuck it, noriu išvažiuoti į Ameriką. Ir kas dabar irgi grįžtant, nežinau, kiek protinga buvo, bet kol mano visi klasiokai ruošėsi įnirtingai egzaminams ir studijavus daug mokinosi. Vienas dalykas, aš išvažiavau į stovyklą į Lenkiją mokslo metų eigoj. Tiesiog, aišku, pasiėmiau knygų, tiesiog nuotoliniu būdu bandžiau mokintis. Ir antras dalykas, pradėjau mokintis, dar nežinodamas, neturėdamas pasiūlymo išvažiuoti, pradėjau ruoštis egzaminams kaip SAT ir TOEFL, kurių tiesiog reikia, taip, važiuojant studijuoti į Ameriką. Tai tiesiog labai daug pats pradėjau domėtis ir žinau, kad tų testų turbūt reikės, tai pradėjau ruoštis tiems testams ir kažkiek net tuo metu atrodė, kad likimas mane skatina tai daryti, nes ėjau į labai mažą mokyklą, kur nėra daug mokytojų pasirinkimo nieko. Tais metais mano mokykloje pradėjo dirbti nauja mokytoja ir ji buvo anglų kalbos mokytoja ir būtent ruošė žmonės šitiems testams. Tai ji į mano tą mažą kaimą iš niekur atsirado ir man padėjo ruoštis ir tiesą sakant, po tų 1 metų ji ir išėjo iš mūsų mokyklos ir ji buvo kilmės iš Lenkijos, tai man atrodo, Vilniui kažkiek dirbo su studentais ir panašiai, ruošė žmonės tiem testams ir jie iš niekur mano gyvenime pasirodė ir labai tokią kaip ir svarbę dalį užėmė būtent tais metais. Geras. Tai. Čia labai toksai trumpas lyrinis nukrypimas, bet man atrodo, šitam podcast'e pirmą kartą keiksmažodį išgirdom. Atsiprašau už tai. Nieko tokio, viskas gerai. Manau, kad galim šitą, necenzuruosim tikrai, galima šitą ir dažniau daryti, jeigu ką, bet toks pagalvojau, kad tikriausiai niekas nėra pasakęs nieko. O dėl pačios anglų kalbos šiaip įdomu, nes irgi labai dažnai susidarėm, kad, atsiprašau, bet dar kartą paminėsiu, kad provincijose, mažuose miesteliuose sunkiau žmonės angliškai šneka ir mokykloje tas lygis nėra toks aukštas. Kaip buvo tavo atveju ir ar nebijojai grinai, kad anglų kalba barjeras bus? Mano atvejis, manau, gana išskirtinis, nes, kaip ir sakiau, faktas, kad aš vietoj krosų žaisdavau žaidimus kompiuterinius, galų gale man stipriai padėjo, nes aš užaugau tikrai labai daug laiko praleisdamas žaisdamas kompiuterinius žaidimus, žiūrėdamas YouTube platformą, net pačioj vaikystėje labai daug žiūrėjau angliškų animacinių laidų. Buvo kanalas Cartoon Network,
Tai ta prasme, visą parą rodo amerikietiškus animacinius, tai tiesiog labai daug laiko praleidau su anglų kalba ir tikrai jau į mokyklą išėjęs ir iš tikrųjų atrodo 5 klasėje pradedi mokintis pirmą užsienio kalbą, tai mano pirma užsienio kalba buvo vokiečių. Ir mano anglų kalba kaip ir tik 3, bet jau pradėjus mokintis pirmais metais anglų kalbą, mokytojo pastebėjo, kad tikrai... Kad ten turi talentą, nebegimė. Taip, iš tikrųjų taip. Dar čia vienas įdomus faktas, kad aš net galvojau su kalbom kažką studijuoti, nes kiekvienais metais dalyvaudavau konkurse vertimų. Iš pradžių vokiečių, tada ir anglų. Ir net kelis metus buvau laimėjęs Lietuvos lygiu, ten tam tikrą, nežinau, vietą, kur laimėjau kelionę į užsienį, į Vokietiją, į Austriją. Tai tikrai kaip ir talentą turėjau kalboms turbūt. Ir gana juokinga, nes net dabar, būnant Amerikoje 4 metus, dar daugiau praktikos įgavau anglų kalbą. Kartais kai kurie žmonės net galvoja, kad aš ten užaugau, nes ir mano kambariokai buvo amerikiečiai pirmus metus, tai ir tą, taip sakant, slang gana greitai pagavau ir kartais tikrai žmonės galvoja, kad aš užaugau Amerikoje. Tai su kalba per daug problemų kaip ir neturėjau. Ir aišku, bet net atsižvelgiant į visus šitus faktus, buvo kažkiek baimės tikrai, kad studijos pilnai anglų kalba, kaip ir... Techninė kalba, visi terminai. Taip. Tikrai gali būti nelengva, bet vėlgi pasakiau savo, kad noriu tai padaryti ir tiesiog pasiryžau ir padariau. Ir tikrai dabar nesigailiu ir šiuo metu yra daug terminų ir studijuoju Amerikoje kineziterapiją, kinesiology, aišku, čia skiriasi kaip ir Lietuvoje kineziterapija, gal truputį kitaip suprantama ir tos studijos, bet studijuoju fiziologiją, tiesiog labai artima sritis sportui ir labai daug specifinių terminų ir yra labai daug dalykų, kur lietuvių kalba dabar visiškai negalėčiau paaiškinti, bet angliškai kaip ir tikrai gerai išmanau ir jo, daug laiko praleidau tai studijuodamas. Tai. O sapnuoji lietuviškai ir angliškai? Atrodo lietuviškai dar. Okay. Nes aš iš tikrųjų pusę metų Amerikoje praleidęs jau buvau pradėjęs sapnuoti angliškai. Tai buvo labai įdomu, tau jau 4 metai, tai kažkaip atrodo, kad jo, įdomu kaip veikia. Kažkaip, manau, dar vienas iš tų žmonių, kur labai neturiu kažkokių stiprių sapnų, žinai, gana greitai pamirštu, kažkaip sapnuoju paviršutiniškai, atrodo, tai net nežinau, net negalėčiau pasakyti iš tikrųjų ar lietuviškai ar angliškai sapnuoju. Okay. Gerai, grįžtam į rimtus dalykus, sapnai čionais, juokai. Nuvažiavai į Ameriką, 1 metai, nauja komanda, viskas pasikeitė, tikriausiai viskas pasikeitė labai stipriai. Tai kaip reagavai, kaip atrodė sąlygos, kaip viską matei patsai tenais irgi, kokia komanda buvo, kaip treneriai, kaip universitetas, tiesiog visa aplinka. Jo, tai čia irgi tikrai yra labai daug ką papasakoti ir juokingų istorijų visokių. Turim laiko. Tai taip, turbūt, aišku, kaip ir sakiau, užaugau nedideliam kaimelyje ir tikrai per daug negalėjau sau leisti važinėti į treniruotės ir panašiai, tai visada turėjau kaip ir, žinai, limitacijas tokias, ką galiu sau leisti ir kiek ten, žinai, tiesiog kineziterapeutai iš viso net nežinomas dalykas man buvo, tai galvojau, kad tikrai išvažiavus ten bus kažkas wow, įsivaizdavau, ta prasme, kad ten laktato testai, ten, ta prasme, kraujo tyrimai, bus aukščiausias lygis, ten man padės dirbti su bėgimo technika, nes pradžioj tikrai mano bėgimo forma, ta technika nebuvo labai gera ir tikrai vaikas užaugęs žaisdamas kompiuterinius žaidimus, žinai, tikrai turbūt turėjau daug silpnų vietų ir ta pati, tikrai buvo daug ties kuo dirbti. Tai labai turėjau aukštas, žinai, expectations išvažiuojant.
ir nuvažiavus kaip ir truputį nustebęs buvau, nes, kaip ir sakiau, mokykla iš 2 diviziono neseniai perėjus į 1, tai kai aš nuvažiavau, 1 metai buvo. Tai kaip ir tos visos patalpos, sąlygos kaip ir 2 diviziono dar, net mokykla neturėjo pati savo stadiono, todėl treniruotės darydavom kitos mokyklos, tiesiog vidurinės mokyklos stadione. Tai turėjom labai anksti ryte keltis, ta prasme, COVID laiku iš viso buvo labai blogai, nes vidurinės mokyklos buvo uždarytos. Vienu metu važinėjom į stadioną gal apie 40 minučių irgi į vieną pusę, keldavomės prieš 6 ryte, ten gal 5:20, kad tik nuvažiuoti į tą stadioną, tai tikrai nebuvo viskas ten pasaka. Ką labiausiai norėčiau turbūt pasakyti, tai tikrai stadionas buvo didelė limitacija, bet jau net jei ir lyginant su kitom mokyklom, ten nebuvo kažko labai daug, bet man vis tiek buvo daug geresnės sąlygos nei namuose. Vienas dalykas, kad viskas arti labai padėjo ir jau galėjau pamatyti kinezioterapeutus, kad ir ne aukšto lygio, bet ta prasme vis tiek daug geriau nei tiesiog nieko neturėti. Daug dėmesio neskyrėm ten nei tai bėgimo technikai, nei fizinių įrengimų iš tikrųjų. Irgi mano treneris nerodo labai didelio fokuso ten fizinių įrengimų ir panašiai. Tiesiog pradėjau daugiau bėgiot, pradėjau 2 treniruotės per dieną daryti, viskas vietoje, tai tiesiog daugiau laiko buvo ten pačiam, žinai, įsivoluot, tempimus padaryti, bet tiesiog reikėjo ir pačiam iniciatyvos daug daryti. Ir turbūt tas labiausiai ir pasikeitė, kad tiesiog daugiau laiko galėjau skirti bėgimui, nereikėjo autobuse sėdėti, ten važinėti, bet tuo pačiu gal žmonės kaip ir aš įsivaizduoju, kad Amerikoje ten viskas yra pasaka ir viskas labai wow. Iš tikrųjų nieko per daug įspūdingo nebuvo. Tiesiog žmonių grupė yra, kurie treniruojasi kartu, tai jau labai daug padeda. O šiaip tai tiesiog daug nuobodaus bėgimo ir daug nuobodaus darbo, tiesiog pats su savim turi daug kovot ir tiesiog pats pradėjau ir studijuoti apie fiziologiją ir sportą, tai pats daug žinių įgavau ir tiesiog, manau, ir pačio labai daug iniciatyvos į tai įėjo. Tai nebuvo taip, kad nuvykęs iš karto įkritai kažkokį magišką burbulą, kur tau darė masažus, gamino valgyti, rūpinosi, glostė kojas. Ne, tikrai ne. Tai kinezioterapeuta tiesiog pamatydavo, kai skauda kažką dažniausiai. Viskas, pagrindinis dalykas, ką turėjom, tai ir buvo atsistatymo batai, tiesiog atrodo lietuviškai limfodrenažas. Limfodrenažinės kojinės, jo. Taip, tai tą galėjom naudoti dažnai, o šiaip nieko tikrai nebuvo kažkas drastiško. Šiaip čia toksai irgi dar labai trumpas lyrinis nukrypimas, mes su tavimi esam Trefkės epizodą jau įrašę, tai kas dar nematė, gali pažiūrėti, kaip pernai vasarą Marijampolėj Giedrius grįžęs bėgiojo, o aš tokį pareiškimą net numesiu, jeigu žmonėm įdomu pamatyti, kaip atrodo tavo kampusas, tas universiteto miestelis, treniruočių sąlygos, tai jeigu komentaruose užkursit pirtį ir pasakysit, kad labai nori šitą pamatyti, tai aš asmeniškai nuskrisiu į Ameriką pas Giedrių ir nufilmuosim A Day in a Life of NCAA. Nu, galima sakyti tikriausiai NCAA. Taip, NCAA Division I athlete. Nes dabar tikrai įvyko daug permainų ir pačioj mokykloje. Po 4 metų galėjom jau į regioninės varžybas važiuoti ir į čempionatus NCAA dalyvauti, nes iš pradžių ir pati mokykla buvo ėjo per tą permainų tiesiog laiką, kai pagal taisyklės net negalėjom važiuoti į NCAA čempionatą ar ten regioninės varžybas, nes pagal taisyklės 4 metus divizioną pakeitus mokykla negali tuose dideliuose čempionatuose dalyvauti. Iš tikrųjų,
man tai daug įtakos nedarė, nes tiesiog tuo metu tikrai nebuvau tokio lygio, kad būčiau papuolęs į tas varžybas. Tai va, tai jeigu norit pamatyti, kaip Giedrius gyvena Amerikoje, komentaruose rašykit, kad norit pamatyti, kaip Giedrius gyvena Amerikoje ir įgyvendinsim šitą dalyką. Ką ir negausit ten tos vizijos, ką aš pamačiau pirmais metais, bet manau tikrai labai įdomu būtų. Tai... O šiaip stipriai pasikeitė, tarkim, dabar vis tiek jau 5 metai į tos pačios sąlygos ir tai, kaip tu viską matai per tą laikotarpį. Taip, tikrai buvo permainų, manau, ir trenerio atžvilgis pasikeitė. Manau, didžiausia permaina yra ta, kad komanda tiesiog daug stipresnė dabar, bet ką tai gali matyti kaip ir minusų, bet manau, man tai buvo didelis pliusas, nes išvažiavus pirmais metais aš tikrai nebuvau aukšto lygo, todėl faktas, kad tiesiog, kad komanda nebuvo tokia gera, mane kaip ir man padėjo labiau įsilieti į komandą, nes tiesiog aš manau taip, būtų buvo labai sunku, jei aš būčiau išvažiavęs į labai stiprią komandą, tiesiog turbūt labai būtų nukritus motyvacija ir tiesiog būtų buvo sunku, bet dabar realiai tas komandos augimas kiekvienais metais labai tolygiai susiderino su mano asmeniniu augimu ir manau, čia galima kaip pliusą pamatyti tai irgi. Nes aš galiu tikriausiai už daugumą bėgikų, ypač vidutinių nuotolių bėgikų, ilgų nuotolių bėgikų Lietuvoje kalbėti ir sakyti, kad kai matai Stravoje įkeltas nuotraukas video ir Instagrame, kur jūsų ten 20 bičių bėga long runą, visi ten vienoj grupiai, tai tiesiog sėdi ir varvini seilės, nes mes Lietuvoje šito neturim. Mūsų, tarkim, Lietuvos čempionatą paėmus 15 žmonių, kurie dalyvauja 1500 metrų rungtyje, jie jau per 20 sekundžių įsiskaido, o turėti 20 žmonių grupę, kurie gali visas treniruotės daryti ir panašaus pajėgimų būtų, tai čia yra tiesiog ta amerikietiška svajonė, kurios, kurį laiką tikrai neturėsim Lietuvoje, bet gal kažkada įmanoma ir mum apie tai pagalvoti. Bet jo, kokia šiaip yra ta komandos svarba, kaip tu jautiesi joje, kaip visa dinamika grupės apskritai vyksta pas jūs? Ne, tai manau, komanda tai ir yra vienas didžiausių faktorių, kuris lėmė mano visą tobulėjimą. Ir pirmais metais nebuvo ten kažkokių wow atletų, žinai, bet buvo pakankamas pajėgumas, kur mane motyvuotų ir su kuo būtų treniruotės daryti. Bet kiekvienais metais komanda labai stiprėjo ir šiais metais, pavyzdžiui, galiu tik laikų pasakyti, kad lengviau būtų įsivaizduoti. Pirmais metais ten nuvažiavus mano asmeninis 5 kilų buvo 14,50 ar kažkas tokio ir pusantro mano buvo 3,56 ir aš buvau vienas geresnių, o šiais metais vienas mūsų naujokų, pirmametis iš Urugvajaus, subėgo 13,30 pitaką. Ta prasme, tikrai lygis pusantros minutės. Šoktelėjo labai stipriai. Bet jo, pavyzdžiui, pernai, taip sakant, mes turėjom 2 grupės darant treniruotės. Pirma grupė, kur pajėgiausi atletai, tai mes bent jau vyrų pusėje darydavom treniruotės kokie 3-4, kartais 5, priklausydavo nuo treniruotės, o ta didžioji masė antroji grupėje truputį darydavo treniruotės lėčiau ir ten daugiau būdavo vyrukų. Šiaip vyrų komandoje apie 12 atrodo, 12-14, moterų komanda truputį didesnė, bet darant taip stipres specifinės treniruotės stadione, grupiai kažkur 4-5 mes būnam ir tikrai užtenka, kad padėtų treniruotės padaryti daug didesnių pajėgumų. O lengvus kilometrus renkant tiesiog kitom dienom, kartais būna net su moterų komanda bėgam kartu. Ten, pavyzdžiui, trečiadieniais mano atsistatymo bėgimai tikrai nėra greiti,
po 4:40, po 5 minutės kartais net būna bėgam, tai net būna viena didelė grupė ir moterų, ir vaikinų, ir ten 20-30 žmonių net kartais būna. Arba ilgus krosus bėgant, kartais bėgam irgi kartu, ir kartais žmonės pasiema ten, žinai, garsiakalbį, speakerį, ir su muzika grom, tai tikrai daug maloniau daryti treniruotės, ir tiek ir greitas tas treniruotės labai padeda, kai kažkas gali pravest, ta prasme tu pasikeiti, ta prasme visai dinamika treniruotės pasikeičia, tu tada, pavyzdžiui, tik turi susifokusuoti ties tą atkarpą, kurią tu vedi, ir net tada jauti kaip ir atsakomybę, kad nesugadint kito treniruotės, tai kažkaip tikrai padeda pačiam tą atkarpą pravest, ir tada tiesiog kitas jau tu turi tiesiog bėgti už nugaros ir atlaikyti tempą, ir tikrai ta visa dinamika treniruojantį su komanda labai gera ir man labai patinka. Čia toksai dabar labai hipotetinis, bet ar įsivaizduoji, kad būtum ten, kur esi dabar ir bėgtum taip, kaip bėgi dabar, jeigu neturėtum komandos? Geras klausimas, ir manau tikrai šitą klausimą girdėsiu kelis kartus. Tai manau, kad sunku pasakyti, iš tikrųjų, net ir yra kitas aspektas buvimo su komanda, tas, kad taip jie padeda tau padaryti tas treniruotės, bet tuo pačiu metu tu matai, kokį lygį komandoje pasiekia kiti, ir tiesiog, pavyzdžiui, prancūzas mūsų komandos Florianas man labai, manau, didelį įtaką darė ilgą laiką, nes aš žinau, kad jei, pavyzdžiui, dar galiu paminėti, kad jis Europos čempionate 10 kilų antras buvo, atrodo, U23, ir tiesiog jis dažniausiai namuose grįžęs į Prancūziją gana greitus laikus subėgdavo, pernai atrodo 13:40 kažkur subėgo. Tai ta žinojimas, ta prasme, ir matymas, ir ta visa informacija, kurią gauni iš kitų komandos draugų, kurie tikrai yra daug patirties turi. Pavyzdžiui, komandoje irgi turėjom ispaną, kurio brolis yra olimpinio lygio. Mechalis, taip. Olimpiadoje, kuris 4, atrodo, buvo paskutiniai pusantro bėgdamas. Bijau pameluot, bet jo, tikrai aukšto lygio sportininkas. Kiek metų daug sportuoti, tuo pačiu jis su broliu labai daug matęs, žinai, į stovyklų labai daug išvažiavęs, su daug pasaulio čempionų ir panašiai. Tai tiesiog man padėjo ta komanda ir komandos draugai pamatyti tą labiau lygį užsienyje bėgimo, ir tas padėjo labai man, tiesiog padėjo suvokti, kad Lietuvos lygis yra vienas dalykas, ir kad tikrai yra realu daug greičiau, ir yra daug žmonių, kur yra daug greičiau bėgančių, ir tas man labai padėjo, manau. Tai be komandos tikrai, ir kaip ir sakiau, tas aspektas, kad padėjo treniruotės padaryti, bet labai daug prisidėjo ir tai, kad tiesiog išplėtė mano akivaizdį. Tai tikrai be nesutikę šitų žmonių ir neturėjo šitų pažinčių, kurias CBU būdamas padariau, tai tikrai nemanau, kad būčiau pasiekęs šitą lygį. Šiaip labai smagu, kad įkritai į tą terpę tokį aukšto meistriškumo sportininkų, nes mes Lietuvoje tampam čempionais ir įsivaizduojam, kad esam kažkas tokio labai wow, bet kai supranti, kad atsilieki 20 sekundžių nuo pasaulio, nuo Europos, tai jo kartais nematom šitų dalykų. Tai labai džiugu, kad vis daugiau, sakyčiau, kad vis daugiau žmonių gali patirti šitą, išvažiuoja į užsienį, turim nemažai dabar jau sportininkų ir Amerikoje, ir kitur. Tai tikiuosi, kad ir Lietuvoje kažkada turėsim tokią konkurenciją ir lygį, ir komandas, bet tikrai daug padirbėti dar reikia mums iki to. O šiaip pati metodika visai norėtųsi gal įlysti į tas ir net ir specifiškesnės gal treniruotės, tarkim, galėsim praeiti visą, tarkim, tavo treniruočių savaitę, jeigu galėsi ją apibūdinti, bet ar pati treniruočių metodika pasikeitė nuvykus, ar daugmaž panašiai kaip ir paskutiniu metu Lietuvoje treniravaisi? Ne, tikrai pasikeitė, nes Lietuvoje atkarpas darydavau 3 kartus per savaitę, tas greitas treniruotės stadione.
ir tikrai kilometražas nebuvo mano didelis, kaip ir sakiau, iki kol į stovyklą nešvažiavau 12 klasėje, net 2 treniruočių per dieną niekada nebuvau daręs, o ten išvažiavus pradėjau daug daugiau kilometrų tiesiog rinkti. O grubiai daug daugiau, tai kiek tarkim buvo čia ir kiek tenais? Lietuvoje tikrai iki 100 rinkdavau, net ir jau aukščiausiom savaitėm baziniam. Iki 100, stovykloje truputį virš 100, kai antros treniruotės prisidėjo, o šiuo metu bėgu apie 150 km. Kelios savaitės buvo šį sezoną baziniu metu labiau, kad beveik pasiekiau tą tokią Stravos magišką liniją, kur per savaitę 100 beveik mylių nubėgau, tai apie 160 km. Čia irgi toks, manau, vieniems svarbu mylę 4 minučių užbėgti ar ten tam tikrą laiką subėgti. Ir yra žmonių, kur Stravoje tiesiog gyvena ir dėl Stravos skaičių gyvena, tai tos 100 mylių savaitės irgi toks barjeras, tai beveik pasiekiau, bet aišku, tuo pačiu metu nesikoncentruoju per daug ties kilometrais, bet jo, pirmais metais Amerikoje apie 120-130 km bėgau, tai jau apie 30 km šuolis, net sakyčiau, tai iš tikrųjų tas šuolis didesnis buvo, nes tik bazės metu apie 100 Lietuvoje bėgdavau, varžybų savaitėm turbūt ten ir 70-80, nu tikrai ne per daugiausiai kilometrų. Tai realiai dabar net savaitėm tarp varžybų renku apie 150 km, varžybų savaitėm, pavyzdžiui, krosų sezone net varžybų savaitėm buvo kartais, kad 120-130 km surenku. Ir tas kilometražas tikrai mūsų labai pastovus ir per daug nemažinamės jo. Ir manau tikrai tai tas faktas, kur skaičiai simant dabar apie 150 jeigu ir tikrai įtakojo tą didelį šuolį rezultatuose. Tai žodžiu, jos sumažėjo iš dalies intensyvumas, taip procentaliai, sakykime, treniruočių skaičiumi, bet labai pakilo į apimtys bėgimo. O kūnas gerai priėmė, šiaip traumų kažkokių buvo, skausmų, neįprastų dalykų? Ne, aišku, tikrai buvo visko ir kūnui didelis šokas buvo, nes net pats netikėjau, kad net nežinau, kad žmonės tiek daug bėgiot gali, tiek kilometrų rinkti. Iš pradžių tikrai antrus krosus buvau labai atsargus bėgdamas ir turėjau visokių skausmų iškilusių. Aišku, laimiai neturėjau kažkokių labai didelių traumų, bet tikrai buvo visko. Buvo, pavyzdžiui, kad achilą skaudėjo maždaug 4 savaitės mėnesį turėjau cross-training daryti, į dviratį myniau, bet žinau ir kitų sportininkų, kur tiesiog prie to apimčių didelių daugam yra sunku priprasti, tai tas antras treniruotės kai kurie tiesiog ant dviračio praleidžia, kad tiesiog gauta aerobinę bazę, bet per daug nepakelt bėgimą patį. Bet dabar kai pagalvoju, tikrai pirmi metai buvo labai daug permainų, tikrai visos net, kaip sakant, irgi komandos draugai, visi nauji žmonės, niekas nieko nepažįsta, tai tiesiog norėjau parodyti kiekvienas, kiek jis yra geras ir ta prasme visi skirtingų šalių, tai buvo laikas net, kai kiekviena treniruotė beveik kaip varžybos buvo ir visi bėgdavo iki kiek gali, tai tikrai džiaugiuosi, kad mano kūnas atlaikė tą didelį šuolį kilometražų ir net intensyvumų. Ir turėjau mažų traumų, ten pėdos skausmas, ten įsitempę raumenys, visokie tokie maži setbackai, kur ten vieną savaitę mažiau bėgt galiu ar kažkas tokio, bet dabar kiek žiūriu atgal, visų tuo dideliu mastu žiūrint, tai kaip ir neturėjau labai didelių traumų. Geras. Bet tikrai užtruko, kol kūnas priprato ir kiekvienais metais net dabar dar truputį kyla kilometražas, ten pirmi metai buvo 130, ten 120, jau tada 130 jau be tų setbackų, jau be traumų, tada 100 km ir šiais metais jau apie 150 km.
Bet taip labai protingai atrodo ir gradualiai tas krūvis keliamas, tai irgi tą tikrai smagu girdėti. O kaip savaitės struktūra atrodo, gal ten be tempų, be pulsų, bet tiesiog gal principai kiekvienos treniruotės? Jo, tai aišku, kiekvienas gali mane Stravoje pasiekti ir ten visas treniruotės keliu ir Už ką labai ačiū šiaip, nes... Dažniausiai parašau ir ten ir visas atkarpas, ir laikus, ir poilsį, ir pulso neslepiu, ten viską gali atrasti. Bet pirmadienis dažniausiai yra kaip mūsų vadinamas solid runas. Važiuojam į slėnį tokį, kur jis yra gana kalnuotas ir tikrai nėra lengvas prasibėgimas lygia vieta. Kai kurie kalnai labai didelė, net nežinau, turbūt reikėtų pažiūrėti, kiek sukilimo yra, bet ten bėgam... Labai trumpai įsterpti, šiandien atbėgom į Narbuto kalną, tai kažkas panašaus ar ne, čia Vilniečiai supras? Manau, yra kalnai statesni truputį, bet trumpesni, bet kažkas į tokį kalną bent 3 kartus į vieną pusę bėgant užbėgi, tai kokie 5 kartai toks didelis status kalnas. Būna 16 kilų bėgant. Tai Vilniečiai dabar jau supras, apie ką mes čia kalbam. Ir jo, tai pirmadienis yra tas mūsų ryte solid runas. Ten dažniausiai bėgam greičiau nei likusią savaitę. Ten priklauso nuo savijautos dažniausiai. Treneris nepasako vieno tempo. Čia kitas dalykas yra labai geras, kad treneris dažniausiai liepia bėgti tam tikru laiku ar tam tikru peisu ar pulsu. Labai daug palieka vietos savarankiškai pasirinkti tiesiog pagal poilsį, klausyti kūno, kiek tiesiog plane parašyta minutėmis, kiek mums reikia prabėgti, ten pavyzdžiui nuo 50 iki 75 minučių. O klausot grupiai bėgdami greičiausio bėgiko kūno signalo ar lėčiausio? Žinai, visko būna, bet per tiek metų jau supratau, kad savo kūno turbūt reikėtų klausyti. Okay. Tai jo, pirmadienis 16 kilų, ten tom tokiom sunkesnėm sąlygom, dabar dažniausiai bėgo apie 3,40, tai ten pulsas 100 pm, nežinau, būna 100, tarp 100 kem, 100 pm. Tada, kaip sakant, daug darom strides, tai tiesiog pagreitėjimų po kroso ir po to vakare antra treniruotė lėta. Iš viso per savaitę darau 4 šitas lėtas treniruotės, antras vakarinės, kur tiesiog 40 minučių prasibėgu lėtai, bet čia irgi per metus turėjau daeiti iki to. Iš pradžių buvo 2-3 treniruotės antros, po 30 minučių, tada po 35, dabar jau pasigau tą ribą, kur galiu bėgti 4 treniruotės antras po 40 minučių ir kūnas kaip ir prisitaikė ir nekelia didelių sunkumų, tai tas antras treniruotės darau pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį, penktadienį, kad niekada bandau nedaryti 3 iš eilės, tiesiog 2 ir 2. Ketvirtadienis iš tikrųjų net ir dabar treneris palieka optional, kur neprivalai bėgti, bet tiesiog man kilometražas tas tinka ir tiesiog matau, kad veikia, tai 4 visada darau. O kas prie pagrindinių treniruočių vėl sugrįžkim, tai antradienį dažniausiai atkarpos tam tikros arba fartlekas. Labai daug treniruočių darom net ir sezono metu tiesiog ant keliuko. Ten tokios, nežinau, kaip tiesiog minkštesnė danga, prie kanalo bėgiom. Bet, prasme, kažkoks žvyrkelis? Jo, toks kaip smėliukas beveik, tai minkštesnė danga. Ir ten tikrai labai daug treniruočių padarom. Tai antradienį arba fartlekas, arba, nežinau, atkarpos tam tikros. Bet dažniausiai antradienis yra lengvesnė treniruotė. Ir penktadienį tada darom pagrindinę ilgesnę treniruotę atkarpas. Tai realiai 2 dienos būna sunkesnės, nes tas solidas pirmadienį ir antradienį atkarpos, tai tikrai jei pirmadienį gana stipriai bėgi, būna kartais net
kai kurie komandoje bėga iš 3:20 tempų ir su tais kalnais ten, ta prasme, pulsą gali sukelti iki 170 į kalną bėgant. Tai tikrai sunki diena ir tada kitą dieną atkarpas darai. Tai po 2 sunkesnių dienų trečiadienis jau labai lengvas būna ir antros treniruotės nėra. Tai trečiadienis tokia išskirtinė diena, kai visai tempas neegzistuoja, gali po 5 minutės bėgti, tikrai ir truputį mažiau, nes tokiu tempu, aišku, bėgant vėl, jei bėgam apie valandą, 70 minučių, tai tiesiog mažiau nubėgi 13-14 km. Ir tada ketvirtadienis vėlgi pagal savijautą, tiesiog irgi, kaip treneris mūsų tai vadina how you feel run, tai aš asmeniškai bėgu apie 4 minutės tempo dažniausiai, nes kaip ir jaučiuosi atsistatęs po trečiadienio, bet gali ir lėčiau bėgti. Tiesiog bandau apie 4 minutės steady tokį tempą palaikyti 16 km kažkur ir tada vėlgi antra treniruotė. Ir penktadienį jau tas kaip ir pagrindinis workoutas savaitės. Dažniausiai ilgesnės atkarpos po kilometrą, po mylę, po 2 kilometrus, tikrai priklauso nuo sezono ir nuo varžybų. Manau, vieną treniruotę labai sunkią darom maždaug kas 10 dienų, kur tikrai jau tokia darbinė ir tikrai varžybų tempu bėgant sunki treniruotė su nedideliu poilsiu dažniausiai. Ir tada šeštadienis tiesiog ilgo kroso diena, apie 90 minučių, tai dažniausiai gaunasi apie 21 km, bazės metu 24-25, vieną šiais metais 29 km prabėgau, bet treneris net buvo piktas ant mūsų, kad per toli truputį bėgom. Ir jo sekmadienis visada poilsis. Treneris labai pyksta, jei kažką pamato sekmadienį bėgant ar kažkas tokio, tai visiems poilsis kaip ir priverstinis sekmadienį. Tai sekmadienį nieko nedarote, ne? Taip. Okay. Nes čia yra ir NCAA kaip ir taisyklės, kad vieną dieną turi laisvą palikti poilsiui, bet tuo pačiu ir treneris mūsų galvoja, kad diena per savaitę turi būti poilsis. Va šitą dalyką iš tikrųjų labai norėjau paliesti, nežinojau apie tai ir tu vakar, kai kalbėjom, paminėjai šitą dalyką, kad NCAA reglamentuoja ir tikrina trenerių darbą, tai kaip, nežinau, ar čia trenerių darbą, tiesiog gal metodikos ir šiaip grupių, tai kaip šitas dalykas vyksta, kas čia per reguliacija yra? Tai iš komandos, iš kiekvienos sporto komandos, ten krepšinis, ten, nežinau, tinklinis, nesvarbu, ir atletika į tai eina. 2 žmonės iš komandos yra parenkami trenerio dažniausiai arba kažkaip kitaip, kurie yra tokioj grupiai studentų, atletų tiesiog ta tokia grupė, kurie jie realiai atstovauja visą komandą. Ir vienais metais aš buvau vienas iš komandos, buvau tas parinktas komandos narys, kuris kaip ir atstovavo komandą ten toj grupiai visoji studentų, tai ten turėjom ir meetings tiesiog su tais visais, žinai, su vyriausybės ten tais keliais žmonėm ir visais kitais visų komandų tais studentais. Ir yra sistema, kur turim patvirtinti iš komandos 2-3 žmonės, kad treniruotės vyko ten tam tuo tikru metu, ten tiek laiko ir kad ten sekmadienį, pavyzdžiui, nieko nedarėm, tai šiuo tokiu būdu tiesiog sistemoje seka, kiek treniruočių ir kiek laiko mes turim ir panašiai, kad užtikrintų, kad yra poilsio diena ir panašiai, nes tikrai NCAA yra labai daug taisyklių visokių, kur net ta prasme, net treneriai, manau, visų nežino, ir kaip kurios net sunkiai protų suvokiamos. Tikrai, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad man buvo sunkiai suvokiama, kad treneriai mus gali iš oro uosto prisivežti tik pirmą kartą mums nuskridus ten. Ir jei tu nuskrendi jau į oro uostą ir mum nuo oro uosto iki mokyklos apie valandą kelio, jei su eismu gali ir 2 būt. Ir žodžiu,
turi pats susirast, kas tave nuveš ir parveš, nes treneriai negali tavęs nuveš, nes tiesiog oro uostas yra per toli ir pagal NCAA taisyklės yra limitas, kaip toli jie tave gali pavežti. Oho. Nes man atrodo, treneris, jei gerai pamenu, bandė paaiškinti man asmeniškai, kodėl taip yra. Tai maždaug NCAA turi limitus uždėti ant įvairių dalykų, nes, pavyzdžiui, futbole yra labai amerikietiškas futbolas, yra labai daug pinigų sugeneruojama, tiesiog labai daug pinigų sugeneruoja. Ir kai kurios mokyklos tiesiog privačius lėktuvus pirktų savo studentams, savo sportininkam, todėl turi būti limitai atstumais ir pinigais, kad ten tiesiog. Bet iš esmės tada, jeigu, čia kaip suprantu, dėl kuro sąnaudų, tada tas yra limituojama, tarkim, šiuo atveju, bet jeigu treneris savo ruožtu atvažiuoja ir pasiema už savo pinigus, tai viskas yra ok. Nėra taip, kad pas kontaktas yra draudžiamas tokios trukmės. Ne, ta prasme nežinau, nes yra atvejų, kaip, pavyzdžiui, pirmamečiai atskrenda į mokyklą ir tu gali, sakykime, aš pradėjau studijuoti metais anksčiau nei Greta Karinauskaitė ir, tarkim, 2 metais mes parskrendam kartu vienu lėktuvu į mokyklą ir jai tai pirmas kartas, o man tai antras kartas ir treneris atvažiuoja ją pasimti ir parvežti į mokyklą, aš tuo pačiu automobiliu su jais jau negalėčiau važiuoti, aš turiu susirasti kažką kito, traukinį, pavyzdžiui, dėl to, nes pagal taisyklės jis manęs negali pavežti. Ir tikrai taisyklius, kaip ir sakiau, ten beproto daug ir kai kurios net sunkiai suvokiamos. Ypač kas įeina į eligibility, kur, pavyzdžiui, ar tu gali varžytis, buvę atveju, kai komandoje turi žmonės 3 pirmas varžybas praleisti, arba ten iš jų atimamas sezonas vienas krosų arba lauko stadiono. Dėl to, nes jie tiesiog per daug varžybų namie yra subėgę Europoje. Tikrai ten yra tas visas compliance labai didelis NCAA ir... Oho, tai Amerika kaip ir svajonių šalis, bet biškiai tos svajonės apkarpytos taisyklėm ir reguliavimais visokiais. Taip, nes... aš manau, jie aiškus sako, kad tos taisyklės visos yra, kad užtikrintų lygumą tiesiog visų mokyklų, nes nepaslaptis, kad vienos mokyklos tiesiog daugiau sugeneruoja pinigų ir nori užtikrinti, kad ten sąlygos būtų visiems vienodos ir panašiai, nes, pavyzdžiui, ir kaip sakiau, kai mūsų mokykla pakeitė divizioną, mes negalėjom dalyvauti čempionatuose, tai tiesiog jie nenori, kad komandos šokinėtų už divizionų, nes, pavyzdžiui, tu pirmam divizione pereisi į antrą, tu dominuosi, gal tu pirmam buvo negera komanda, tiesiog nenori permainų daug, kad šokinėjimų tokių nebūtų. Ir, pavyzdžiui, kad tos įtakingos pasiturinčios mokyklos tiesiog nesutrauktų visų geriausių sportininkų, tai irgi limitai, ką jį gali duoti. Ir ten, pavyzdžiui, kai pasirašai su viena mokykla, tu negali kalbėti su jokiais kitais treneriais iš kitų mokyklų, kad treneriai nepriviliotų atletų, ten tikrai taisyklių yra beproto daug visokių sudėtingų. Gerai, šiaip labai įdomus šitas dalykas tikrai. O mes vakar uždavėm, tiksliau paprašėm žmonių, kad užduotų tau klausimus, tai čia dabar Greta šiek tiek jau paminėjai. Tai iš karto gal pereisiu irgi prie to klausimo. Mykolas Alekna, Greta Karinauskaitė, Tomas Keršulis, čia dar aš taip jo, Gabija Galvidytė turim. Tai su bėgikais. Jo, klausimas, ar tai reiškia, kad visiems reikia bandyti laimę už Atlanto, kaip manai? Ar tas magiškas burbulas, apie kurį kalbėjome, egzistuoja, ar čia tiesiog jau talentingi žmonės išvažiuoja į... Manau, kad tikrai yra iš abiejų pusių kažkiek įtakos, kad tikrai išvažiuoja dažniausiai jau talentingi žmonės, bet tuo pačiu manau, kad aš asmeniškai tikrai rekomenduočiau, kaip ir sakiau, aš nesigailiu nei kiek, kad išvažiavau ir tikrai rekomenduočiau visiems, kas gali sau leisti ir kas turi galimybę ir kam tiesiog sportas, bėgimas yra svarbu. Tikrai rekomenduočiau visiems išvažiuoti.
Nes kas bebūtų, tikrai ten daug daugiau yra skiriama pinigų tam ir tikrai jautiesi, kad gauni labai daug lėšų, tų visų resources ir tikrai jautiesi, kad nesi ten tiesiog eilinis sportininkas ar kažkas tokio. Taip. Nes kai pagalvoji, mokykla investuoja absurdiškus pinigus, ta prasme, už kiekvieno mokslo sumoka, sveikatos draudimą, aprangos kiek gauni, ten batai, kas mėnesį beveik nauji, nežinau, kas, pavyzdžiui, Lietuvoje keičia kedus, kas 400 km vis naujus. Tai čia irgi turbūt tą kilometražą, kaip ir kalbėjom, didelį padeda tai atlaikyti, kad naujus kedus, kas kokius 400 km gali pasikeisti. Be jokių kaštų savo asmeninių. Taip. Ir tiesiog į kiek varžybų skrendam su visa komanda ir, ta prasme, galimybė pamatyti kinezioterapeutus kiekvieną dieną beveik. Visi šitie dalykai tikrai daug kainuoja ir tikrai dėkingas aš už tai. Tai žodžiu, vis tiek Amerikos koledžų ta sistema sukurta padėti ir palaikyti sportininkus ir ta visa infrastruktūra yra žymiai geresnė negu pas mus, kur mums už viską reikėtų mokėti iš savo asmeninių pinigų, nebent esi ten rinktinės narys ir turi kažkokį finansavimą. Bet dar įsiterpsiu, atsiprašau. Aš, pavyzdžiui, nebuvau studijavęs Lietuvoje, tai kaip ir negaliu tiesiogai palyginti, bet kiek esu girdėjęs, tai ir pačias studijas labai sunku suderinti Lietuvoje su sportu, nes tiesiog Amerikoje dar labai padeda tai, kad tu pats savo grafiką realiai pasirenki ir treneris, jo darbas yra tik tave treniruoti, tai jis suderins valandas su tavo paskaitom ir tu labai turi daug pasirinkimo su paskaitom. Ta pačia vieną paskaitą dėsto 4 profesoriai skirtingų metų, tai tiesiog labai daug lankstumo tau renkantį savo grafiką ir viską. Tai tas irgi yra labai didelis pranašumas ten būnant. Tai žodžiu, kol kas klausant, tai tikrai skamba, kad pliusų yra kur kas daugiau negu minusų išvažiuoti studijuoti į Ameriką, jeigu yra tam galimybės ir rezultatai, nes dažnai tiesiog rezultatų reikia. O čia toks daug iš tikrųjų žmonių klausia panašių klausimų. Kiek gerus rezultatus lemia tai, kad gyveni ir treniruojasi Amerikoje, ar tai gal iš vis nėra svarbu, tai kažkiek palėtėm ir tą komandą, bet gal yra kažkas dar kito ir Jaunius irgi klausė, kodėl šiapus Atlantą nelabai pavyksta subėgti tokių laikų, kuriuos demonstruoja Jungtinėse Amerikos valstijose ir kam tas turi įtakos, kas tam tiksliau turi įtakos. Kaip ir sakiau, jei būčiau neišvažiavęs, tai tikrai, manau, nebūčiau tokio lygio pasiekęs, nes, kaip ir sakiau, tos visos tiesiog išplėstas akivaizdis, tiesiog pamatai tą lygį. Pavyzdžiui, neseniai buvau varžybose profesionalų, Sound Running Meet, ir mačiau, kai Amerikoje tiesiog vidurinės mokyklos studentai, high schoolers, subėgo vienas, kiek ten, 13:40 ar kažkas, Gallon Rapo pagerino mokyklų rekordą. Ir ta prasme, kai tu pamatai, kad 16-17 metų vaikai tai gali padaryti, tikrai tada savęs klausi, kodėl aš negaliu to padaryti. Ir kai tu treniruotės darai su žmonėms, kurie tikrai labai aukštus rezultatus rodo, tu pamatai, kad tai nėra tiesiog kažkas, nežinau, stebuklingo. Pamatai, kad tiesiog daug įdėta darbo, be jokių, tiesiog, kaip ir sakei, tas nepraleidimas jokių dienų, tiesiog vis sąžiningas tas darbo etika ir tiesiog tas labai įtakoja tuos rezultatus. Ir faktas, kad aš galiu sau leisti, tiesiog nešvaistau laiko jokiem važinėjimam niekam, tai tiesiog tas visas laikas, kurį galiu leisti atsistatymui, man, pavyzdžiui, nereikia gaminti pačiam nieko, nes nueini tiesiog į valgyklą, pasiemi ką nori, suvalgai, net jei tarp paskaitų turi 15 minučių, tu nueisi, pasimsi kažką dėžutėje, ten, pavyzdžiui, salotų ar kažko, ta prasme, labai palengvina visas tas sąlygas, visą gyvenimą to kaip sportininko. Tu tiesiog bėgioji ir net tau visiškai nieko rūpintis nereikia, tave kiekvieną savaitę vežioja į skirtingas vietas treniruotės daryti ir panašiai.
Tai tas, manau, labai padeda irgi. Tai vėl jo tas atsistatymo palengvinimas, Taip, pasirūpinimas vis tiek ir tu nieko tiesiog darai savo darbą. Taip, tau visiškai rūpesčių jokių. Tu turi kur gyventi, tu turi ką valgyti visą laiką ir viskas, kuo tau reikia rūpintis, tai tik paskaitomis ir kad ateiti į treniruotės, padaryti treniruotės. Okay. O čia dar jauniui gal taip, jeigu pakonkretinti, kodėl Lietuvoje nebėgi tokių laikų, kokius bėgi Amerikoje, mes irgi šiek tiek prieš laidą kalbėjom jau apie patį sezoniškumą tiesiog jau, tai gal galėtum čia irgi pasakyti, kad ar čia yra tai, kad tu Lietuvoje nenori bėgti greičiau tiesiog, ar kas? Tai taip, aišku, manau irgi labai daug faktorių į visą tai susideda. Ten tas pats dalykas, kad komandos nebelieka, jau tokio pačio stiprumo treniruotės daug sunkiau padaryti vienam, bet manau vienas iš pagrindinių faktų tai yra tai, kad Amerikoje treneriai tave treniruoja sezonui Amerikoje, bent jau mūsų treneris, ir tavo visas fokusas yra ten, kuo geresnį sezoną turėti, ir sezonai yra tikrai labai ilgi, ir tu grįžti į Lietuvą po net ne 2 ir ne 3 mėnesių labai aukšto kilometražo ir labai aukšto krūvio ir tiesiog, žinai, kad kūnas turi limitus ir negali būti pykę savo formos daugiau nei 2 ar 3 mėnesius. Tai tiesiog logiškai mąstant į Lietuvą bent jau aš asmeniškai į Lietuvą grįžęs tiesiog turiu žiūrėti, kas dar likę kūne ir kiek dar galiu sau leisti. Ir net ir dabar grįžęs tiesiog per daug planų neturiu. Tiesiog noriu pažiūrėti, kiek dar galiu sau leisti, kiek dar likę, kaip sakant, degalų kūne. Ir jo, nes tiesiog labai ilgas sezonas buvo ir grįžti pavargęs ir reikia laiko tiesiog atsistatyti. Net aišku, noris ir čia grįžus tikrai greitai bėgti. Ir kitas dalykas, aišku, varžybos visai kitos. Čia yra Amerikoje daug varžybų, kur nuvažiuoja. Dar faktas tai, kad mes Kalifornijoje, kur orai labai geri, oro sąlygos ir pats varžybų formatas, kur yra daug vienodo pajėgumo sportininkų kiekvienam išbėgime. Ir tau nereikės nei vesti ten priekyje dažniausiai, nei ten rūpintis kažkuo tokio. Tai tas padeda. Tai jo, manau, tas, kad grįžti tiesiog po ilgo labai sezono pavargęs ir tiesiog varžybos visai kitokios yra, jau tu nebėgi su kitais aukšto lygio sportininkais, kurie tave tiesiog kartu su grupe tempėsi realiai. Tai manau šitie 2 pagrindiniai aspektai. Okay. O kalbant apie trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, sakykime, čia irgi toks jungtinis gal klausimas, bet Lietuvoje, kur matai šį sezoną startuojant save, kokie yra planai ir daug klausimų buvo, kada perės į pusmaratonius maratonus, į plento bėgimą, tai tokį irgi tiek ir trumpoji perspektyva, tiek ir buvo, kas galvoja. Tai kaip ir sakiau, dabar grįžus tikrai nežinau, kiek dar kūnas gali leisti ten aukštam lygiai varžybose bėgti, bet LAF taurėj kaip ir galvojau truputį, tai apmaščiau sudalyvauti, bet tiesiog grįžus kelios dienos po kelionės visos gana sunku bėgti ir tikrai kūnas pavargęs ir yra net po ilgo sezono ir skausmų tam tikrų ir tokių mini traumelių. Tai turbūt pirmas startas bus studentų čempionate, kaip ir su treneriu kalbėjau, planuojam, jei galėsiu ten bėgti. Ir tada antros varžybos bus Europos komandinis čempionatas turbūt, nes kiek čia tikrai laiko daug nėra, gal 3 savaitės. 3 savaitės. Tai taip grįžus 1 savaitė jau iškrenta iš treniruočių, nes kelionė ilga, kaip ir sakiau, miego įsimeta visa naktis, tai turi kaip ir prisitaikyti prie laiko, pailsėti, į tą ritmą treniruočių grįžti, tai lieka 2 savaitės pasitreniruoti ir tiesiog per daug negaliu nieko planuoti. Tai manau, po Europos komandinio čempionato gal net truputį vėl savaitę bent jau poilsio padarysiu ir po to su treneriu žiūrėsiu.
toliau planus Okay. žiūrėsim, nes, kaip ir sakiau, dabar jau daug mėnesių labai didelį kilometražą bėgu ir daug varžybų turėjau. Pavyzdžiui, kokie 3 mėnesiai realiai gaunasi tik varžybose bėgant, dar mėnesis pasiruošimas ir tada grįžus dar čia, kad ir tik kelios varžybos dar mėnesių prasitempė sezonas, jau čia gaunasi 5-6 metų, tikrai negali tiek laiko išlaikyti tą formą. Ir rugsėjo mėnesį jau prasideda krosų sezonas, kur irgi labai iš tavęs daug išima, nes bėgti 8 kilus, 10 kilų krose tikrai turi labai didelę bazę turėti ir pasiruošimą gerą. Ir realiai, jei po 6 mėnesių aš nepalsėsiu prieš naują sezoną, tiesiog perdegsi ir tiesiog visiškai rezultato tada nebus nei Amerikoje, nei Lietuvoje. Tai tiesiog, manau, tą vasarą kažkiek turiu laiko skirti ir poilsiui. Mhm. O apie long-terminius planus kalbant, ar esi kažkokį savo tikslą nusibrėžęs, ar pasiekimą, kurį nori pasiekti, ar kaip veikia tavo psichologija ir motyvacija? Aš asmeniškai linkęs labai per toli neplanuoti nieko ir tiesiog ir mano treneris tą tokį požiūrį bando įdiegti, manau, kad net, pavyzdžiui, iki to masto, kad treniruotės darant tiesiog atkarpą, ta prasme, net negalvot, kad tu darai 8 atkarpas, tu, ta prasme, fokusuotis tiesiog kiekvieną atkarpą, tiesiog rep after rep ir tada diena po dienos tiesiog žiūrėti, nes visada gali ten, jei pavargęs jautiesi, lengviau tiesiog prabėgti, bent jau mūsų toks požiūris, tiesiog žiūri savaitę, tiesiog po savaitės, vienos varžybos tiesiog susikaupi ties vienom varžybom, tada subėgi vienas varžybas ir žiūri, tiesiog visas fokusas į tas vienas varžybas ir tada, jei tave tenkina rezultatas, tada kitose jau po varžybų tu nusprendi, ką kitose varžybose bėgsi, ar tą pačią nori rungtį pakartot. Tai tikrai daug lankstumo turim ir aš linkęs bent jau nežiūrėti į ateitį taip toli, ypač kas su bėgimu tiesiog ten tikrai nėra, kad susiplanuoju kiekvienose varžybose, kurią distanciją bėgsiu ir ten laikus ar kažkas tokio, bet tuo pačiu, aišku, yra toks preliminarus planas, bet tuo pačiu bent jau dabar Lietuvoje. Tai noriu pažiūrėti, kiek dabar subėgsiu šitose varžybose ir po to nuspręs, kas toliau, kaip savijauta bus, kaip rezultatai ir ką darysiu toliau. O kas apie bėgimą aplentų ir jau tikrai labai ilgos perspektyvos planus, tai manau dar tikrai ne vieni metai, kai stadione galiu bėgioti ir tikrai dar noriu stadione daug ką nuveikti ir įrodyti. Ir kiekvienais metais asmeniniai dar stipriai kyla, kaip ir tai noriu dar ties stadione visom rungtim susikaupti ir kadangi kaip ir neturiu vienos rungties, ties kuria labai susikoncentravęs būčiau, kaip ir sakei, bėgu ir 1,5, ir 3, ir 5, ir 10 kilometrų, tai pradžiai gal net norėčiau labiau pažiūrėti, kiek vieną rungtį pasirinkęs ir treniruotės darant tai vienai rungčiai galiu pasiekti. Ir, pavyzdžiui, kliūtis labai ilgą laiką nebėgęs, tai norėčiau tiesiog gal pasitreniruoti būtent kliūtim tam tikrą laiką, nes kaip ir sakei, dar prieš išvažiuojant į Ameriką, 11 Europos čempionate buvau ir realiai subėgau tais metais 9-3 kliūtis, kas tuo metu tikrai rezultatas buvo mane patį nustebinęs, tikrai su ta forma, kokią turėjau, tai čia kažkas įspūdingo buvo. Ir šiuo metu, kadangi nesitreniruoju kliūtiniam bėgimui, tai beveik tą patį laiką bėgu ir nesu patobulėjęs šitoj rungty. Tai norėčiau šitoj rungty patobulėję dar kažkiek pralaužtą top 10 visų laikų gal Lietuvos
rezultatuose, kad būtų dar viena rungtis, kur top 10 galėčiau. Tada gal jeigu sukliūtin, tikriausiai būtum vienintelis, nes nemanau, kad kažkas iš tų vyrukų bėgo kliūtinį taip gerai. Jo, aš manau, kad ir aplamai žmonės tiesiog dažniausiai taip nedaro, kad bėgtų ir pusantro, ir kliūtis, ir 10 kilų tiesiog. Jo. Bet kažkaip nuo senų dienų, net nuo bėgimo Lietuvoje darydavau tokius dalykus, kad vienose varžybose bėgu ir 400 ir 5 kilus ir man tiesiog patinka tokie dalykai. Ir dabar aš kaip ir turbūt žinomas už kaip 5 km bėgikas ir 10 km kartais bėgu, 2 kartus jau stadione bėgau. Bet seniau bėgdavau estafetės ir 4 po 200 estafetę labai daug kartų bėgęs ir varžybose kartą 200 prabėgau ir 400 varžybose bėgęs, tai tiesiog aš bent jau linkęs į bėgimą žiūrėti, kad turėtai savo komforto zonos išeiti dažnai ir kai bėgikas, nežinau, tiesiog visų pirma, tai tu turi mėgautis tuo visu tuo, kad man bent jau padeda bėgti skirtingas rungtis, kad per daug nesusifokusuoju ties vienu dalyku ir tiesiog tada tas progresas viskas, jei vienoj rungtyje nepatobulėjai, tada kitoj rungtyje patobulėjai, tiesiog, nežinau, man bent jau patinka taip daryti. Okay. Tai žodžiu, dar į plentą neplanuoji kol kas ir saugus visi yra Lietuvos rekordai ir bėgikai, kurie bėgioja maratonus, pusmaratonius. Jo, bet tikrai vienu, manau, faktas, kad tiek daug kilometrų bėgu ir tiek daug treniruočių darau net ne stadione. Tikrai vieną dieną norisi plentų pradėti bėgioti. Gal apie maratoną dar tikrai negalvoju, bet 10 kilų plentų tikrai ir gal net vieną dieną pusmaratonis labai patraukliai atrodo, visai norėčiau tikrai prabėgti. Okay. Šiai dienai turbūt pradėčiau su 5-10 km, pernai vasarą plentų 5 km jau prabėgau, 10 kilų kaip ir neturėjau galimybės, bet tikrai pagalvoju apie tai gana dažnai, norėčiau 10 kilų plentų prabėgti. Jauniui Strazdui dabar priklauso Lietuvos 5 km plentų rekordas, Vilniaus maratone subėgo, tai bijau planuoti, bet gal 15:30 kažkas tokio, ar 15, tarp 15:30, tai išausi šiemet tokį vieną, kad išvažiuot su Lietuvos rekordu. Tai kaip ir minėjau, pernai vasarą bėgau 5 km plentų ir atrodo iš 14:30 išbėgau. 14:27, jo. Bet aišku, ten nesertifikuota trasa ir panašiai. Bent jau laikrodis parodė 4 km 990 metrų ir nežinau, aišku, kiek ten tikslo yra, bet jo, tikrai, manau, būtų smagu kažkur sertifikuotoj trasoje subėgti. Okay. Tai jauniau laikykis, neilgai būsi Lietuvos rekordininku. Ir paskutinį klausimą iš tikrųjų noriu tau šiandien užduoti ir paleisti. Tai čia irgi vienas iš Facebooko ar Stravos komentarų. Į ką lygiuojasi bėgime, kas tavo idealas ir kodėl? Gana geras klausimas. Aišku, buvo daug gerų klausimų. Turbūt pats pirmas, į ką lygiuotis pradėjau, tai gal Justinas Beržanskis, nes, kaip ir sakiau, seniau kliūtis bėgdavau labai dažnai ir net čempionatą su juo bėgęs kelis kartus ir jis tiesiog, aišku, daug stipresnio lygio buvo, tai į jį lygiavausi. Ar buvo yra kertinis žodis? Ir buvo visada, dabar truputį kitaip, nes jau čempionatuose kartu nebėgam, bet visada buvo svajonė, kad vieną dieną gal tą lygį pasiekti ir čempionate prabėgti kartu ten, pavyzdžiui, ir kažkas tokio. Po to, aišku, Simas Bertašius iškilo kaip bėgikas labai greitai ir irgi, aišku,
buvo didelis įkvėpimas ir pasakysiu tokį juokingą faktą, kad mano tėtis turbūt didesnis Simo fanas nei mano fanas tikrai daug kartų ir Simo rezultatus visur seka ir manęs net kartais paklausė ten, kur ką bėgo ir per kiek ir žino jo ten asmeninis ir viską. Tai va, Simas yra ir mano tėčio įkvėpimas ir mes fanai, bet jo, tai turbūt čia Lietuvos lygių, tai šitie du bėgikai, kur man didelę įtaką darė ir visada lygiavausi bent jau nuo jaunų dienų. Šiaip žiauriai faina, kad paprastai, kai paklausi tokio klausimo, žmonės sako, ten Deividas Rudiša, Eliudas Kipčiogė, Lebronas Džeimsas, o tavo idealai pirmi, kurie šauna į galvą yra mūsų lietuvių bėgikai, su kuriais tu užaugai, su kuriais bandėjai konkuruoti ir jaunystėje dar šiek tiek nesėkmingai, dabar jau meti rimtą iššūkį ir kad ir kaip bebūtų, tavo 5000 metrų asmeninis rekordas jau yra geresnis negu Simo, tai dabar jau galima net sakyti, kad Simas turi kažką įrodyti, kad tave aplenktų. Na, manau, Simas tiesiog ties 5 kilometrais tiek nerodo, žinai, susikoncentravimo. Jo, aš irgi manau, kad Simas tikrai, jeigu subėgtų 5000 metrų, kur reikia ir kada reikia, tai... Ir su teisingu pasiruošimu. Taip. Tai super, ačiū tau labai, Giedriau, tikiuosi, kad žiūrovam pavyks tave geriau suprasti, pažinti ir bus kažkieno tėvai ir patys bėgikai jau idealizuos tave ir žiūrės į tave ir seks tavo pavyzdžių. Čia būtų svajonės įsipildymas irgi, nes, kaip ir sakiau, ir studijuoju tiesiog labai arti su sportu susijusią šaką. Tai tiesiog sportas, tai bėgimas kažkas, kur mano gyvenimą labai padėjo suformuoti ir atidarė neregėtas galimybės ir į tą Ameriką aš važiuoti ir tiesiog visą gyvenimą mano kaip ir pakeitė. Tai būtų didžiausias komplimentas, kad kažkam padėjau irgi pakeisti gyvenimą ir susidomėti sportu labiau. Liuks, labai gražiai, ir žinutė pabaigai ir įkvėpimas, tai ačiū tau labai, kad pasidalinai viskuo ir lauksim tolimesnių rezultatų, nuotykių, įspūdžių ir visko. Tai ačiū visiems, kurie suklausė iki galo ir dar kartą primenu, kad jeigu norit pamatyti Giedriaus gyvenimo Amerikoje, tai duokit žinot komentaruose. Tai dėkui ir viso.